Grojų erdvė. Tai kompleksas, kuriame siekiame sukurti unikalią erdvę skirtą patirti garsą. Siekiant unikalumo nagrinėju skirtingas instrumentų klasifikacijas. Čia bandau pritraukti savamokslius muzikantus, audiofilus, reiverius, instrumentų gamintojus. Pirma dalis. Grojančios erdvės. Atvykus į kompleksą pirmiausia patenkame į muzikinį restoraną. Čia galime pailsėti, papietauti, pasiklausyti muzikos, kol laukiame būsimų garso erdvių patirčių. Mūsų sutinkančiose fasaduose panaudotos šokančios formos išgautos per šokio tyrimą. Vėliau šios formos persipina visame komplekse. Įėję į pastatą galime išsirinkti norimas garso erdvių patirtis. Viena iš garsų komplekso patirčių yra sujungtos perėjimais erdvės, į kurias yra integruoti skirtingi instrumentai pagal fizikinės garso skleidimo savybės. Elektrofonų, membrafonų, chordofonų, aerofonų ir idiofonų erdvės. Pradedame kelionę per 5 skirtingus muzikinius pojūčius. Kiekviena instrumentinė erdvė yra atskirta perėjimu. Tai lenktas koridorius, kurio garsas lūžta. Kai kur tai tampa didesnė erdvė su garsą atribojančiomis užuolaidomis iš virvės ir vilnos kamuoliukų. Tokiose erdvėse lankytojai gali atsipūsti, prisėsti, pailsėti tylesnioje zonoje. Sekanti garso patirtis yra muzikinis koridorius, kuriame susilieja daugybė skirtingų instrumentų iš visų klasifikacijų. Iš instrumentinio koridoriaus galime patekti į garso laboratoriją. Čia galime nagrinėti ir nusistatinėti garso šaltinio padėtį. Komplekse yra instrumentinė arena, kurioje gali atvykti muzikantai, rengti unikalius pasirodymus su erdvėje integruotais instrumentais. Iš instrumentinės arenos ir chordofonų erdvės galime patekti į barą, iš kurio vėliau galime pereiti į šokių ir efektų erdvę. Antroji dalis. Tvarūs sprendimai kuriantys garso patirtis. Žmogus visada bando pritaikyti gamtą ir erdvę savo reikmėms.
Kerta miškus, pjauna žolę, kultūrina gamtą dėl savo komforto. Taip sukūriamos miškų ir gyvūnijos nykimo problemos. Tikslas sukurti tvarių, inovatyvių sprendimų garsų komplekse. Dėl tvarumo siekiu darniai gyvuoti su gamta, nieko nekertant ir negriaunant. Aplink kompleksą bei vidiniuose kiemeliuose palikta gyvuoti natūrali gamta, į kurią žmonės nepatenka. Čia nepjaunama žolė, negrėbiami lapai, todėl įvairios gyvūnų rūšys čia gali susikurti savus namus bei skleisti įvairiausius garsus. Siekiant sukurti inovaciją, kad žmogus rastų vietą gamtoje, sukuriu garso gaudykles ant komplekso stogų. Šiuo būdu galime ne tik pabūti gamtoje, bet ir patirti nesukultūrintos gamtos garsus. Toliau šiame projekte siekiu atskleisti daugiau natūralių garsų, kaip vėjo ar vandens. Taip siekiu parodyti žmonėms gamtos grožį ir svarbą. Be to, ant tilto yra scena, kurioje dainininkai gali rengti muzikinius pasirodymus. Ji viską gali jūros valia, lašia gelsvame, krisle skaidrame, sustoja laikas. Tu paklausyk,